čiaudulys, kartais ašarojimas. Patys padaro tą medikamentinę slogą. Neįsipurškęs vaistų, negaliu nė dienos. Ir vis tiek ta nosis visada yra užgulusi. Ne, aš jau steroidų tai nevartosiu. Irgi yra mitų. Kas toj nosyje vyksta? Žinokit, truputį pagazdinsiu. Neinfekcinės kilmės ta sloga. Net nežino, kad jie gali kvėpuoti geriau. Sveiki, vėl susitinkame laidoje kabinete pas gydytoją. Kalbėsime, atrodo, labai dažna tema apie slogą. Kamgi slogos nebuvę, bet tema visgi netokia ir paprasta. Mes kalbėsime ne apie paprastą slogą, bet apie neinfekcinės kilmės slogą. Ne ta, kuri prasideda nuo virusų. Tai kokia ji, nedžiulgo sužinosit, ir su manim kartu yra gydytoja otorinolaringologė Ieva Žaldokienė. Taip, labas Greta. Labas, Ieva. Tai pradžiai taip įsibėgėjant į tą mūsų pokalbį, tai ar sloga visgi yra dažniausia priežastis, dėl ko žmonės praveria kabineto duris? Taip, tiesa, tikrai nemažai žmonių kreipiasi į otorinolaringologą dėl šios priežasties, dėl slogų. Ir nemaža žmonių dalis gyvena su dažnai ar nuolat užgulta nosimi. Tik daliai žmonių tai kelia diskomfortą ir dėl to jie ieško priežasčių ir, kaip pasakyti, atvyksta pas mus, bet yra ir kita dalis žmonių, kurie tai priima kaip normą. Ir aš galvoju, galbūt dėl to, kad jie pripranta, kad jų nosis yra užgulta ir dėl to nieko nedaro, arba galbūt net nežino, kad jie gali kvėpuoti geriau. Ir visgi tas nosies užgulimas nėra smulkmena. Tai yra ženklas, kad viena mūsų pagrindinių organizmo sistemų veikia ne taip, kaip ji turėtų veikti. Tai va. Jo, kaip kartais atrodo pagalvoju, kad jeigu žmogus turi ilgai gyvenime tą slogą ir pripratęs prie jos, gal tikrai atrodo jau neįsivaizduoja, kad gali būti geriau, atrodo, taip yra gerai. Taip, ir jeigu gimsta, kaip pasakyti, jau nuo pat vaikystės yra ta problema, tai automatiškai jis tikrai nežino ir tikrai turiu tokių pacientų, kurie padarai ten procedūrą ar operaciją ir paskiri gydymą ir sako, wow, daktarė, aš tikrai dabar suprantu, ką reiškia gerai kvėpuoti. Ir aš jau taip įvedinėjant į tą temą, aš jau pasakiau, kad mes kalbėsime apie tą netradicinę slogą, ne tą, kuri prasideda va čia žiemos metu ir tai būtų nėra žmogaus, kuris bent jau kartą nesuslogotų per tą laikotarpį, tai čia toksai, tai mes kalbėsime apie tą neinfekcinės kilmės tą slogą, tai gal tu gali mus užvesti ant kelio, apie kokius mes čia tipus paminėsim, kokie dažnesni jie būna. Tikrai, slogos gali būti ūminės ir lėtinės, ar ne? Mes slogas literatūroje vadiname rinitais ir po šią sąvoką slepiasi 3 pagrindiniai simptomai, tai yra nosies užgulimas, sekrecija iš nosies, gali būti ir čiaudulys. Tai kalbant apie tuos rinitus, jie gali būti skirstomi pagal etiologiją, pagal patofiziologiją, pagal kliniką, nes kadangi jų yra labai daug, tai aš išskirčiau į 3 pagrindinės grupės. Tai yra infekcinės slogos rinitai, ir ten dėl virusų, bakterijų, taip pat yra ir alerginiai rinitai. Ir kita grupė, trečioji, yra neinfekciniai, nealerginiai, prie kurių aš jau priskiriu medikamentinę slogą, hormoninę slogą, tai kalbėtume ar ne apie nėščiųjų slogą, toliau gali būti atrofinis rinitas, galbūt nepaminėjau, vazomotorinis rinitas ir kiti. Taip pat nosies užgulimą gali sukelti ne tik mano išvardinti rinitai, bet ir tam tikros anatominės struktūrų pokyčiai arba įgyti struktūrų pokyčiai, tai būtų kalba apie nosies pertvaros iškrypimus. Mes gal taip tada dalim ir susidėsim, kad nesusimaišyti apie ką kalbam. Pradžioje pašnekėsim apie alerginę slogą, paskui pašnekėsim apie tą medikamentinę slogą, gal šiek tiek paminėsim ir nėščiųjų tą hormoninę tokią slogą. Man labai aktualu, aš visada kažkur mėgstu įterpti porą klausimų. Žinoma. Ir tada apie būtent tą anatominę, būtent tą pertvaros tos visus iškrypimus. Tai pradėkim, negaištant laiko, nes pokalbė bus daug, pradėkim nuo alerginės slogos. Tai kaip iš vis atsiranda, kas toj nosyje vyksta, kad išsivysto tą alerginę slogą? Kai pacientas ar ne yra jautrus kažkam, turi alergiją, tai pirmiausia tas alergenas patenka į nosies gleivinę ir jis pirmiausia kontaktuoja su imunoglobulinais E, kurie užveda visą mechanizmą ir ko pasekoje aktyvuojasi tokie mediatoriai kaip histaminai, prostaglandinai ir kiti. Ir tai sukelia nosies, apatinių nosies kriauklių, sakykime, gleivinės kraujagyslių išsiplėtimą.
Padidėja sekrecija, aišku, nosis užburksta, pasireiškia čiauduliu tie simptomai, taip pat ašaroja akis, niežulys gali būti akių. Tai taip veikia alergenai. Mes kažkada turėjom čia prieš porą mėnesių pokalbį su vaikų alergologe, truputėlį ant tos temos, jau aš biškį žinau šitą temą. Ir kažkaip man labai patiko jos tas paaiškinimas irgi apie tos alergenus, kad kodėl dažnai žmonėms sako, bet niekada nebuvau alergiškas, va dabar paskui tapau alergiškas. Ir kad tas kontaktas su to alergenu, jisai užtrunka, kol viskas sensibilizuojasi, tampa jautru ir kol jau kai gauna organizmas pakartotinis tą susitikimą su to alergenu, tada jau jisai reaguoja, jisai jau būna pasiruošęs sekretuoti ir atsiranda tie simptomai. Tai būna dažnai žmonėms sako, kaip čia taip atrodo viskas gerai, o paskui paėmiau ir kitaip pradėjau reaguoti tą patį dalyką. Tai tikriausiai ir tas sezoniškumas, aišku, tada atsiranda ir kokie dažniausiai būna alergenai, kur išprovokuoja slogą. Dažniausiai alergenai gali būti žiedadulkės, taip pat namų dulkių erkutės, pelėsiai, žinoma gyvūnų ten odos ląstelės, gyvūnų plaukai, seilės. Ir tikrai būdingas ir sezoniškumas, aišku, galbūt ne visiems alergenams, tai aš daugiau priskirčiau, tarsi, sakykime, žiedadulkėms, kurie tam tikrų metu žydi augalai, medžiai. Tai bet ką pastebiu ir su tokiais alergenais, kurie gali būti visus metus, kad irgi būna tam tikras jų paūmėjimas, jeigu kalbame apie namų dulkių erkutes, tai aš irgi pagal pacientus, jų renkant tą anamnezę, kad jiems aktyvėja šaltuoju sezono metu, kai mes tiesiog praleidžiame daugiau laiko namuose ir, kaip pasakyti, automatiškai daugiau ir to kontakto būna su to alergenu, nes mažiau būname lauke, gryname ore. Tai. O būna, kad ta alergija ne vaikystėje atsiranda, bet suaugusiame amžiuje kažkokia tokiam sezoniniam? Taip, tikrai taip gali būti ir literatūroje ir jau klinikinėje praktikoje tai yra jau pripažįstama, kad taip ar negali būti, tai priežastis yra, kaip jau ir prieš tai minėjai, kad būna ta asimptominė sensibilizacija paauglystėje, vaikystėje, ir tik suaugus, žodžiu, gali pasireikšti tie simptomai įtakojami rizikos veiksnių, tokių kaip rūkymas, ten kokia darbo aplinka, jeigu ten daugiau dirba su chemikalais, dulkėse, arba ten, tiesiog, kaip sakyti, priklauso nuo gyvenimo kokybės, būdo ir tai išprovokuoja, tą seniai kažkur, paauglystėje, vaikystėje, duoda, žodžiu, tą visą aktyvumą. Kalbant apie simptomus, jau pradžioj biškį užsiminė apie tą tos alerginės slogos simptomus, tai čiaudulys, kartais ašarojimas, kartu dar su nosim būna, dar kažkas yra iš tokių simptomų, kas kartu galėtų eiti? Ne, čia šiaip yra pagrindiniai simptomai ir kuo skiriasi tas alerginis rinitas nuo kitų, kad mes tikrai galime pakankamai greitai diferencijuoti ir sakyti, čia yra alerginis, nes jis turi akių ašarojimą, niežėjimą ir tikrai dažnai pasireiškia ir čiauduliu. Nes tų rinitų jau būna, gali būti ir keli vienu metu. Ja. Čia gal žmonės kartais ir patys pastebi, aš manau, kad būna, sako, tik nuėjau, kur yra katė ir čiaudėt pradėjo ten ar kažkas tokio, ne? Tai, kur patys irgi atrenka ir jau turbūt įtarė, kad turi tą alerginę slogą. Tai realiai diagnostikai, kai toks žmogus kreipiasi, jau užtenka dažniausiai tik tokio pokalbio, ar reikia visgi kažkokių ir papildomų tyrimų, apžiūros, kad išsiaiškinti, kad čia tikrai yra alerginis rinitas. Žinoma, pirmiausia yra surenkama anamnezė, išklausinėjama, kaip pastebi, ar galbūt jau įtarė, ar žino tą alergeną. Ir jeigu ta alergija yra silpna, kaip pasakyti, nėra tokia stipri ir tie simptomai nėra stipriai išreikšti, mes apžiūrėję nosį, žinome visada, pasižiūrime ar ne į nosį ir skiriame tam tikrą konservatyvų gydymą. Bet jeigu pacientas nežino ir negali identifikuoti to alergeno, jeigu simptomai yra labai stipriai išreikšti, tą pacientą mes pakonsultavę siunčiame jau gydytojo alergologui. Arba būna atvirkščiai, kad toks pacientas kreipiasi pirmiausiai į alergologą ir tada mes jau gauname ir mes galime iš savo pusės jau pakomentuoti, skirti gydymą.
Bet apžiūra, tarkim, su endoskopais, kai ten reikia nusilysti. Žinoma, taip, pirmiausia. Neišeina, apžiūra pas jūs neišeina be šito dalyko. Ne, čia jau, kaip sakant, esam tokie, kur nepaleidžiam be endoskopijos, nes, svarbu, aišku, mes pasižiūrime ir bendrai, ir neturime tą nosies skėtiklius ir įsivertinam bendrą tą nosies vaizdą, bet žiūrime ir giliau, kas vyksta taip su endoskopais. Ir jeigu reikia, kadangi turime kameras, kaip pasakyti, parodome ir pacientams, kur yra problema. Bet diagnostika nėra labai sudėtinga būtent šitos. Sakyčiau, kad ne. Jeigu yra aiški anamnezė ir jau yra tas įtarimas, tai galima gan greitai pasakyti, kad tai yra alergija. O kaip tokiam žmogui dažniausiai pavyksta padėti, nuo ko gydymas prasideda? Pirmiausia, tai yra alergenų vengimas. Tai jeigu pacientas tikrai žino, kam jis yra alergiškas, tai pirmas dalykas, nebus simptomų, jeigu nebus to alergeno. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, ką mes rekomenduojame kaip otorinolaringologai, tai praplauti nosį su jūros vandeniu, jeigu buvo kontaktas su to alergenu, grįžus namo ar kažkur, kur patogu, atlikti nosies praplovimą su jūros vandeniu, tai gali būti ir izotoninis, ir hipertoninis jūros vanduo, nes, mes, kaip sakyti, tiesiogiai fiziškai bandome išplauti tą alergeną, kad jis toliau nebedirgintų nosies. Ir tas plovimas padeda nuimti ir šiek tiek tą užgulimą. Tai antras toksai žingsnis, o trečias žingsnis būtų, jeigu tai jau yra tokia ūmi sloga, jau diskomfortas didžiulis pacientui, mes skiriame vietinius dekongestantų purškalus, tai jie duoda iš karto gerą labai efektą. Ir aišku, jeigu pacientai kreipiasi jau, kaip pasakyti, ten alergiški daug metų, mes, kaip pasakyti, tų dekongestantų mes negalime vartoti ilgai, tai mes juos keičiame į intranazalinius kortikosteroidus, kurie yra saugus naudoti ilgesnį laiką ir nuo jų neatsiranda priklausomybė. Kitas dalykas, jeigu tokie pacientai turi ilgai tą slogą, žodžiu, bando tvarkytis tais, kaip pasakyti, vietiniais vaistais, purškalais, ar ten netgi ir antihistamininiais vaistais, nes ką irgi skiriame ar ne prie tų sisteminių. Dar aš tave sugrąžinsiu, nes labai daug keiksmažodžių paminėjai. Labai daug keiksmažodžių negrąžinsiu, kad jūs išvestum. Kalbant, tarkim, aš irgi taip iš pradžio pradėjau apie vengimą alergenų šnekėti, tada aš pagalvojau, taip, gerai, kačiuko, šuniuko, ten gali nelaikyti kilimus, gali suvinioti dar kažką, bet galvoju, sezono pavasario tu žiedadulkė. Niekaip neišvengsi. Neišvengsi, jau šitas jau toks tenka susigyventi su to. Tada pradėjau galvoti apie tos nosies plovimus, galvoju, esu tikrai bandžiusi pati savo plautis ir vaikam ten daug kartų teko plauti, nes su tom sistemom. Taip, nes paskui mes ir operavom nosį galų gale, tos adenoidų šalinam, tai mes labai daug to praėję ir aš kažkaip taip galvoju, reikia prie to priprasti, nes toks ir pakankinimo metodas tikrai neblogas. Ir kaip pasakyti, per dažnai irgi negalima plauti, nes vėlgi galime išprovokuoti tą sekreto gamybą. Taip. Dar prie gydymų priskirčiau ir tokią krioterapiją, arba galima atlikti netgi ir operaciją, jeigu pacientas, ilgą laiką turi stažą, kaip sakykime, alergijos ir vis tiek ta nosis visada yra užgulusi, nepaisant vaistų vartojimų, kad ir tų ilgalaikių intranazalinių kortikosteroidų, mes galime padėti būtent su šiom procedūrom, bet ką visada paminiu pacientams, kad mes neišoperuosim alergijos, su ta procedūra mes jos nepašalinsim. Tai va. Jo. Dar grįšiu atgal, dar grįšiu prie žodžio dekongestantai, irgi norėsiu išversti žmonėm, toks labiau kaip atkemšantis, kad čia jau tie purškalai į nosį, kurie labai nerekomenduojam ilgai naudoti, nes čia dažnai mes toks ir būna, kad tikrai iš savo aplinkoje tikrai manau, kad turim visi esam bandę tos atkemšančius nosį ir tikrai kai kurie žmonės sako, kad mes paskui prieisim prie tos temos, kada negali be jų gyventi, nes atrodo, kad negali kvėpuoti, neatsikimšia tos nosies. Tai tie dekongestantai čia yra būtent tie nosį atkemšantis purškalai. Taip, įprastai naudojam slogos metu. Dažniausiai tai tokie, kur vaistinai gali nusipirkti be recepto dažniausiai. Taip. Ir paskui dar minėjote, kur jau buvo intranazaliniai kortikosteroidai, tai čia jau buvo šitie į nosį naudojami steroidiniai visokie
visokie tai Taip. purškalai, taip, Jų yra visokie kelių šitie. rūšių pas mus. Jo, tai čia skaitosi vietinio naudojimo Taip. tokio, ne? Ar būna jūsų šitoj temoje, kad reikia ne tik vietinio naudojimo, jau to sisteminio tokio, kai reikia gerti ir pasitaiko atveju, kai reikia skirti? Tikrai skiriame tiek sisteminius vaistus ir tiek prieš alerginius vaistus, kad suvaldyti tą alergiją. Jo. Bet jeigu jos dar turbūt, jeigu jos yra, aišku, labai sunkios ir mes, tarkim, ir nežinom to alergeno, nusiunčiam pas gydytoją alergologą, tai jis gali pasiūlyti ir sisteminę imunoterapiją kaip vieną iš gydymo metodų. Visai nemažai to gydymo. Ir dažnai, tarkim, žodį steroidai išgirdę žmogus, nu jisai labai nemėgsta, nes lygiai taip pat kaip nemėgsta žodžio hormonai pas mus, tai žodžiai steroidai pas jis tikriausiai irgi nemėgsta. Tai ar žmonės pagristai bijo šitų, jeigu tu pasakai, kad va čia jums reikės naudoti steroidus į nosį, tai atrodo, kad užsiblokuoja smegenis ir nebesupranti čia, ar sistemiškai, ne, bet žodis steroidai jau yra blokas smegenim ir žmogus sako, ne, aš jau steroidų tai nevartosiu. Tikrai savo klinikinėje praktikoje dažnai susiduriu su šiuo klausimu ir manau, kad ta baimė yra visiškai nepagrista. Galbūt dėl neteisingos dezinformacijos skleidžiamos medijoje, galbūt pacientas netaip supranta, kas yra tas steroidas ir būtent, tai kaip pasakyti, nesupranta, kad tai nėra sisteminis vaistas, mes jį purškiame ar ne vietiškai. Tai iš tikrųjų pagrindiniai šalutiniai poveikiai vartojant tos intranazalinius kortikosteroidus yra nosies gleivinės dirginimas ir nosies gleivinės sausinimas. Bet lyginant netgi su tais pačiais dekongestantais, jie yra daug švelnesni ir saugesni naudoti. Ir kalbant apie tą sisteminį poveikį, ko pacientai labiausiai ir nebijo ir prisiskaitę arba ten prisiklausę kitų gal ar specialistų nuomonės, tai kliniškai netgi, kad ir randamas kažkoks, kaip pasakyti, ryšys, bet jie kliniškai nėra reikšmingi. Ir vis tiek svarbiausia yra laikytis gydytojo rekomenduojamų dozių. Aišku, žinoma, kad ir gydytojas tikslingai skirtų tą vaistą. Todėl tikrai jo nereikia bijoti ir jis yra saugus naudoti. O šitie vaistai gali būti ilgą laiką naudojami? Taip, šios vaistus galima naudoti plius minus, kiek mes skiriame iki mėnesio 2. Aišku, ten, kaip pasakyti, irgi, kas per daug, tas nėra sveika, ar ne? Mes negalima naudoti metus nepertraukiamai, bet plius minus iki 2 mėnesių galima naudoti. Tada keliaujame mes prie krioterapijos. Jau tu ją truputį užsiminiai, kad tenais dar biškai norėsiu, kaip jinai atliekama, kad papasakotum. Taip, tai yra iš tikrųjų vietinė nejautroje atliekama procedūra, jinai yra minimaliai invazyvi. Jos tikslas yra paveikti apatinės nosies kriauklės, jų gleivinę, kad, kaip pasakyti, atsirastų vietos. Ta gleivinė paveikta didelio šalčio, ji susitraukia ir žmogus gali normaliai kvėpuoti. Žinoma, mes nesame dievai, kad pasakytume, kiek laiko tas efektas truks, nes dažnai, kaip pasakyti, pacientai to klausia mūsų, tai vieniem gali geras efektas būti metam, kitiem gali būti 2, kitiem gal ir 5. Žinoma, kaip pasakyti, niekas netrukdo tą procedūrą ir pakartoti, arba galbūt pasirinkti kitą labiau invazyvesnę, tai yra operacija, kai mes darome konchoplastiką irgi, kurios metu irgi iš principo yra paveikiama apatinių nosies kriauklių gleivinė, ten atsižvelgiama, aišku, jeigu yra vis tiek tai yra ir biški ir kaulinės struktūros, jeigu reikia, ten yra išimama ir, žodžiu, visa tokia technika. Tai galima varijuoti ir bandyti dar kartą krioterapiją arba imti ten, kaip sakyti, tą bendrą nejautrą ir tada žiūrėti. Bet galima kelis kartus kartoti šitą procedūrą, jeigu... Tikrai galima. Aišku, kaip pasakyti, ne po pusės metų, tiek reikia duoti ir gleiviniai susitvarkyti, atsigauti ir vis tiek toksai gal po metų, sakyčiau, jau galima bandyti vėl. Paskui po tos procedūros tu gali grįžti vėl prie visokių purškalų? Ta procedūra ir skirta tam, kad tų purškalų kurį laiką nereikėtų. Tai va. Gerai. Ir dar paminėjai pati, kad kartais yra skiriama imunoterapija. Tai kas čia per dalykas? Jo, čia iš tikrųjų jau yra ne mano daržas, o gydytojų alergologų, bet galiu pabandyti paaiškinti. Tai yra iš tikrųjų ligą modifikuojantis gydymo metodas, kuris yra skiriamas pacientams, kurie jau turi
tiksliai, aiškiai nustatytą tą specifinį alergeną, prieš kurį ar ne galima taikyti tą imunoterapiją. Taip pat skiriamas tokiems pacientams, kurie turi vidutinę arba labai sunkią alergiją ir, kaip pasakyti, nepavyksta kontroliuoti kitų konservatyvių gydymų arba dėl tam tikrų priežasčių mes net negalime jo taikyti. Tai va, o jos tikslas yra, kaip pasakyti, didinant specifinio alergeno dozę, sukelti mūsų imuniteto toleranciją, ko pasekoje sumažėja klinikinė išraiška ir pati ligos progresija. Čia gal toks jau labai priežastinis gydymas, kai tu veiki pačią tą priežastį tokią, tai gal... O šiaip rezultatai, jie yra geri? Kiek iš paciento sužinau, kiek papasakoja, kurie naudoja būtent tokią terapiją, tai tikrai džiaugiasi. Jeigu nieko nedarai su alerginė sloga, turiu ir gyvenu, ar jinai gali pereiti kažkokias tai komplikacijas, sinusitus, sausų uždegimus ar dar kažkas? Tai iš esmės gali, bet galbūt netiesiogiai, nes, jeigu ten nosies gleivinė yra pastoviai užburkusi ir, kaip pasakyti, turi kontaktą jau su virusu, kuris jau sukelia tą antrinę vadinamą slogą, tai taip, gali būti ir sinusitai, gali būti ir galvos skausmai, nes tiesiog mes užblokuojame visus kvėpavimo takus. Ir tada norisi po truputį žingsniuoti link tos kitos temos, nes čia mes pradėjom kalbėti apie tos medikamentus, kad kartais žmonės galbūt ir su to alerginė sloga labai įsismarkuoja ir pradeda juos naudoti ilgą laiką. Ir tai ar tikrai tie naudojami dekongestantai, tas tavo labai mandras žodis, dekongestantai, paprastai žmogui atkemšantys nosį, daug paprasčiau, atkemšantis nosį šitie purškalai gali visgi privesti jau, tarkim, net ir nuo tos alerginės slogos jau prie tos medikamentinės slogos, visiškai jau kita atsirasti, kaip sakyti, priežastis. Aišku, čia gal nenori žmonių išgąsdinti su alergijom, nes būna, kad žmonės visiškai neturėdami alergijos turi medikamentinę slogą. Taip, tai niekas netrukdo ir abu rinitus turėti, ta prasme, abi slogas, ar ne? Taip, ir abi turėti, ir po vieną turėti. Tai gerai, tai dabar einam prie tos medikamentinės slogos. Ir tai ar kaip su jie, ar dažnai žmonės prisižaidžia su tais purškalais? Dažnai. Sakyčiau, kad dažnai ir ką pastebiu iš savo praktikos, kad tokie pacientai nutyli konsultacijos metu, kad apskritai naudoja. Nes žino, kad negerai daro. Taip, nežino, kad negerai daro ir galbūt jiems yra gėda, bet yra toks dalykas, kad gydytojo nelabai apgausi ir tikrai nekartai yra tekę, kad pasižiūri į nosį ir jau užduodi tą specifinį klausimą, ar nenaudojat ir galų gale vis tiek prisipažįsta, kad jie purškia. Ar tai tas būtent per ilgas naudojimas purškalų yra dažniausia tų lytinių rinitų priežastis? Negalėčiau pasakyti taip, kad tai yra jau pats dažniausias rinitas, bet yra tikrai problema, su kuria susiduria žmonės. O kodėl ta problema iš vis atsiranda? Ką tie purškalai tokią nosį blogo padaro, kad žmogus prie jų pripranta, nebegali be jų gyventi? Čia man toks net skamba kaip priklausomybė, žinot, kai toksai būna, kad... Kaip sako, prie alkoholio, prie narkotikų, prie cigarečių, prie rūkymo, tai atrodo, kad čia irgi toksai negali nė dienos praleisti neįsipurškęs purškalo į nosį. Taip, iš tikrųjų tai yra labai nuostabus vaistas ir ką noriu pabrėžti, ir jo, kaip pasakyti, bijoti nereikia. Jis tikrai pirmas 5 dienas yra svarbus naudoti, ypatingai ūminiai slogai, kad mes nepereitume į tam tikras kitas komplikacijas. Bet kalbant apie jo tą poveikį, tai pagrindinis dalykas, kad jis patekęs į nosies gleivinę labai greitai sutraukia kraujagyslės, įvyksta ta vazokonstrikcija ir ko pasekoje tas nuimamas nosies užgulimas. Ir sumažėja ir sekrecija, ir žmogus vėl gali, kaip pasakyti, kvėpuoti. Bet naudojant šį vaistą per ilgai arba ilgesnėmis, kaip sakyti, daugiau dozių, daugiau kartų per dieną purškiant, palaipsniui atsiranda tų kraujagyslių receptorių nebejautrumas tam vaistui. Ir dėl to automatiškai mes norim didinti dozę, kad vėl išgautume, kad vėl galėtume gerai kvėpuoti. Tai
Tai va. Organizmas pripranta, vadinasi. Ir dėl to mes priprantam, nes tada įvyksta dar toks atoveiksmis, kad mes, kai jau bandome nutraukti, kaip ir atrodo baigėsi ta sloga, nutraukiam ir tada viskas. Ir tada nosis vėl labai stipriai užgula toks atoveiksmis, kad, žodžiu, duokit man dar tų vaistų, purškit į nosį. O per kiek laiko išsivysto, kad žinai, kad neišgąsdint žmonių, sakys, net savaitę bijos naudoti, kad neatsirastų, kiek laiko reikia ilgai naudoti, kad taip atsitiktų? Taip, tai žinokit, truputį pagazdinsiu. Literatūroje yra rašoma, kad net panaudojus 5 dienas ir ilgiau gali išsivystyti medikamentinė sloga. O ta riba yra tarp 5 ir 10 dienų. Tai dėl to tikrai, kaip sakau, patiems pacientams nesugalvoti jų naudoti ilgiau ir tikrai laikytis gydytojo rekomendacijų. Aišku, yra tokių atvejų, kai mes skiriame ir 7 dienas, bet mes jau žiūrime, kad neįtų į tas komplikacijas kitas galimas. Žinai, dažnai būna, kad žmonės šitos vaistus perka vaistinėje tiesiog be gydytojo. Dažniausiai ir sloga dar net neina pas gydytoją, tiesiog tiesiai vaistinė nusipirka šito vaisto, purškalo ir jis turėtų būti receptinis. Taip, nes dėl ko irgi, kaip pasakyti, apie tai nėra daug kalbama, nes pirmas dalykas, tas vaistas labai ir negerai veikia, duoda gerą efektą, yra labai gerai prieinamas, kaip ir sakai, ar ne, kad mes galime gauti bet kokioje vaistinėje be recepto ir jis atrodo visiškai nekaltas, nes jis daro gerą darbą. Bet iš tikrųjų svarstyčiau tokį variantą, nes paskui būna pasekmės to. Ar yra kažkokių išskirtinių simptomų, kad čia yra medikamentinė sloga, ar šitas toksai pagrindinis simptomas yra, kad neįsipurškęs vaistų negaliu nė dienos ir čia jau yra kaip ir aišku, kas čia yra? Taip, aišku, pirmiausia, mes turime atmesti visas kitas rinito priežastis, kad galėtume diagnozuoti medikamentinę slogą, bet žinoma, jau kalbant su pacientu ir renkant tą anamnezę, jau turime įtarimą, jeigu jis pasako, kad gali gyventi tik su tais vaistais. Ir ar būna taip, kad tas nosies užgulimas, tarkim, būna, nesipurškiant vaistų visą dieną tokio užgulus nosies, ar pavyzdžiui, būna jinai paūmėja naktį, ten einant miegoti, ar žmonės šiaip prieš naktį jautresni, tai dėl to. Taip, iš tikrųjų, tas nosies užgulimas, kalbant apie medikamentinę slogą, jis gali būti nuolatinis arba progresuojantis. Ta prasme, kad jis su laiku tiesiog vis didėja ir žmogus jau nebesusitvarko, nebepadeda ir tie patys vaistai. O kalbant apie naktį, tai taip, čia yra 2 tokios medalio pusės. Tai viena tai, kad mes dienos metu galime būti su ta užgulusia nosį, bendrauti, dirbti ar ne, gyventi gyvenimą ir mes galime, kaip pasakyti, mums taip netrukdyti, bet nakties metu, kai mes jau ruošiamės eiti miegoti, mūsų ar ne visos mintis jos nurimsta ir susikoncentruojame į tai, kas mus labai erzina, tai galų gale, tai, kaip pasakyti, suintensyvėja naktį. O kita problema yra, kaip pasakyti, ne problema, bet net ir paprasti neturintis rinitų žmonės tą jaučia, kad kai mes atsigulame naktį ant vieno šono, gali būti tas nosies užburkimas. Tai yra dėl kraujagyslių vėl prisipildymo ar ne krauju, nes jos išsiplečia, išburksta, mes pakeičiame pusę, taip pat gali ir kita pusė užburkti, tą vėl atburkti, o kai turi medikamentinę slogą, tai tiesiog jau būna jis visą dieną užburkusi tą nosis, tai tiesiog dar labiau paūmina, kaip pasakyti, nakties metu tos simptomus. O kalbant, tarkim, apie lyties tos skirtumus, ar yra, kad dažniau prisižaidžia, tai aš sakyti, kabutės, tarkim, moteris negu vyrai, tarkim, dažniau vyrai negu moteris. Ir ar yra, kad būna, kad ir vaikams taip atsitinka, kad, tarkim, tėvai, norėdami gero vaikui, dažniausiai padaro problemą? Aha, iš tikrųjų dažniau su šias problemas susiduria moteris. Tiesiog dėl tam tikrų hormoninių pokyčių, kaip tokių kaip estrogenai, progesteronai, jų, kaip pasakyti, kraujagyslės padidėja jų kraujagyslių pralaidumas, atsiranda uždegimas, nosies gleivinėje, ar ne, aš apie tai kalbu, ir jos yra jautresnės, ypatingai brendimo laikotarpiu, nėštumo metu arba menopauzės metu, ir jos tiesiog yra labiau pažeidžiamesnės ir labiau gali užkibti ant šios problemos, o kalbant bendrai, tai tikrai gali turėti ją ir vyrai, ir moteris, ir netgi vaikai, bet vaikai dažniausiai dėl to, kad tiesiog tėvai nežino, kaip naudoti šitą vaistą, kiek ilgai jį galima naudoti, nes būna tokių, kur ateina ten 10 dienų lašina vaistus mažiems vaikams ir patys padaro tą medikamentinę slogą savo vaikui.
O vat, kalbant apie tos vat, hormonus, tos vat, 3 etapus, kai vat, paminėjai, kad vat, ta vat, nėščiųjų ta sloga būna, tai būtent vat, dėl tų pasikeitusių hormonų jinai, ne, tada būna. Ir kaip ten gaunasi, kad jinai gali būti ir visą nėštumą, gali būti nėštumą pradžioje labai skirtingai tikriausiai moterim, ne, kartais taip, kartais taip. Tai kaip aš dažnai savo pacientėm, kurios atvyksta pas mane, mėgstu paaiškinti, kad na, visas dėmesys yra vaikelį, kaip pasakyti, jo vystimasi ir ta nosis dažnai yra pamirštama ir dėl ko atsiranda nosies sausumas ar ne, ten nosies užgulimas, gali būti ir sekrecija ir tokie simptomai dažniausiai progresuoja 2-3 trimestre ir dažnai ir su pacientėm pasiekiu, na, kai pagimdysi, tai ir praeis. Tai reiškia, kad praeina per 2 savaitės po gimdymo ta sloga nėščiųjų. Bet kaip tada, vat, jeigu visą nėštumą taip vargina, tarkim, ta sloga, tai kažkaip reikia kantrybės tų purškalų nenaudoti, nes taip gali visą nėštumą pranaudoti 9 mėnesius. Taip, tikrai taip, nes, na, jie nėra saugus ar ne, ir apskritai tiek vaikų, tiek nėščiųjų grupė yra labai jautras ir tų tyrimų su vaistais, sakykime, ar ne, farmakologinių tyrimų jų nėra daroma arba jie yra labai riboti. Todėl ir mes labai atsargiai skiriame, nes, na, kartais galime skirti tam tikrus ar ne, intranazalinius, tos kortikosteroidus, tuos ilgesnio naudojimo vaistus, kaip sakyt, norint išvengti tam tikrų komplikacijų. Tai va, bet aišku, pagrindinis toks kaip gydymo metodas tai yra plauti nosies, irgi taip pat su izotoniniu arba hipertoniniu. Gal aš labiau rekomenduoju izotoninį, nes jis yra švelnesnis. Ir tiesiog būti gryname ore, aišku, ten vėdinti patalpas ir nesusikoncentruoti vien į tą nosies užgulimą. Tu paminėjai, kad kai ateina žmogus ir bando nuslėpti, kad jam yra ta medikamentinė sloga, kad jis yra priklausomas nuo vaistų, bet jūs pamatot vis tiek. Taip. Tai kaip ta diagnostika vyksta, ką jūs tokio ten pamatot, kad vis tiek... Neišduosiu. Kaip paslėpti tą? Kaip sakyti, žmogus jau to nepaslėps jau, jeigu tai yra pacientas, kuris turintis didelį stažą. Kaip sakyti, tai gal nepasimatys, jeigu ten naudoji mėnesį, bet jeigu naudoji ilgiau, tai tikrai matosi. Tai pirmas dalykas, tai atsiranda nosies sausumas, mes galime matyti išsausėjimo tas vietas, galime matyti pakraujavimą, nes dažnai tokiem pacientams kraujuoja iš nosies ir kartais ne visai vaikiškai. Tai va, vienas dalykas. Kitas dalykas, jau dar ilgiau naudojant atsiranda gleivinės atrofija. Tai, na, tai reiškia, kad tiesiog gleivinė, kaip pasakyti, sutrinka jos kraujotaka ir jinai tiesiog pradeda po truputį nykti. Ir, na, jau toks pats blogiausias scenarius, aišku, kuris būna labai retai ir vis tiek susijęs su kitokiais tokiais simptomais, jeigu ten prasideda infekcija, tai nosies pertvaros perforacija, tai reiškia skylė gali atsirasti. Na, taip negazdinant, tai aišku, tai būna labai retai, bet pasitaiko. Gal kartais reikia pagazdinti, kad nustotų naudoti? Šiaip irgi turiu tokių keletą pacientų, na, kaip pasakyčiau, toks savotiškas rekordas, kurie dekongestantus naudoja daugiau negu 20 metų. Tai pažiūrėjusi nosį, vaizdas tikrai liūdnas. Geras. Nu, negeras, kad toksai labai jau skamba baisiai. Tai ką dabar daryti, jeigu, tarkim, jaunas žmogus jau pasiryžo, kad nori gydyti, kaip tą problemą gydyti, ką ten daryti? Aišku, mūsų tikslas yra nutraukti šių vaistų vartojimą. Galima, kaip pasakyti, juos nutraukti staiga, vat pasakyti dabar nebenaudoju to vaisto ir viskas, keičiam kažkuriuo kitu, ar ne, va to ilgesnio naudojimo, saugesnio purškalus, arba kitas variantas yra nutraukti palaipsniui, ką aš dažniausiai ir taikau savo pacientams, nes, na, pirmiausia, aš pakalbu su pacientu, pasižiūriu jo, kokia motyvacija yra tam, tokia būnu kaip ir psichologė, nes, na, ir nuteikiu tam, kad bet kokiu atveju nutraukus tą vaistą ar pereinant prie kito vaisto naudojimo, gali būti tas nosies užgulimas ir tiesiog tą reikia išgyventi. Tai... O kiek maždaug laiko reikia, kad tu pradėtum jausti pirmosius pagerėjimus, kad tu jau sugebi kvėpuoti be tų vaistų? Visiems labai skirtingai ir tai irgi priklauso nuo pačio stažo, kiek laiko, kiek naudoja tą vaistą ar kiek kartų per dieną purškia. Tai pati nosies gleivinė jinai gali atsistatyti per 2-4 savaitės, na, o tokiems jau labai pažengusiams vartotojams gali ir ilgiau, gali ir per 6 savaitės ir taip toliau.
Bet nosies gleivinė, jeigu, vat, kaip minėjai, jinai išplonėja, tada kaip atrofiškai, ta atrofija vystosi, jinai gali atsistatyti. Gali. Kad jeigu Jeigu laiku kreipiasi, tai tikrai gali. Ar dar kažkokių rekomendacijų yra va šitiem žmonėm, kaip jiem dar padėti, čia jau viskas, ar dar kažką, va tą krioterapiją gal galima daryti? Taip, iš tiesų, prie visų tokių trinitų galime kaip pagalba naudoti ir tą krioterapiją ar operaciją. Tai, kaip pasakyti, bet jau, kaip pasakyti, tuo atveju pacientas jau turi būti nutraukęs tos vaistus. Jeigu jis vis tiek vartoja, na tai toksai, kaip pasakyti, padarius tą procedūrą, jeigu jis toliau vartos, tiesiog gali dar labiau pakenkti tai nosies gleiviniai. Tai realiai čia jau viskas, čia jau turi būtinai nutraukti, jau kitą variantą nėra, nutraukti turi, bet ir kažkaip iš tų tokių pagalbinių priemonių, va, turbūt tiek ir te bus, ne? Kad va, nutraukti vaistus, gali pamėginti krioterapiją ir daugiau kažkokių tai gydymo tų metodų iš toj srity ir baigėsi prie medikamentinės slogos. Taip, žiūrint ar ten pagal mokslinę literatūrą, tai tokių konkrečių gairių nėra, ar ne? Vat, kaip pasakyti, schema, va dabar daro taip ir taip, yra tik rekomenduojami vaistai. Tai aišku, pirmiausia, tai yra nutraukimo metu, tai galima plauti vėlgi jūros vandeniu nosį, keisti tais intranazaliniais kortikosteroidais, jeigu yra labai stiprus užburkimas, galima naudoti ir sisteminius vaistus, tokius kaip antihistamininius, ar ne, kad suvaldyti tuo momentu tuos simptomus, kad pacientas kuo mažiau jaustų to diskomfortą. Čia tikriausiai kaip ir prie visų slogų, kaip ir prie alerginės slogos, tos visos dalykai kaip galvos skausmai, ten miego sutrikimai, jie tikriausiai irgi yra galimi, ne? Kad... Taip, iš tikrųjų gali sukelti ir galvos skausmus, nes, jeigu nosis yra užgulusi, automatiškai mes kvėpuojame per burną. O kvėpavimas per burną nakties metu ilgainėje perspektyvoje pažeidžia gerklę, taip pat sutrinka miegas, sutrinka dėmesio koncentracija, galų gale atsiranda mikroprabudimai, suaktyvėja knarkimas, netgi miego apnėjos gali būti išprovokuotas vien dėl to nosies užgulimo. Kažkaip atrodo, taip, pasiklausau, žinai, ir pažadėjau klausti klausimą apie tas komplikacijas, bet tiek prigąsdinai apie tas skylės nosį, kad nebeklausiu šito klausimo. Taip. Tu nebeklausiu tavęs klausimą, pereisiu dabar prie anatominių rinitų pereisim. Tai manau, kad tas temas mes pakankamai taip paminėjom, kad kaip ir būtų aišku, kaip juos visus atskirti. Tai norisi jau eiti prie tos ir anatominės dalies, kad kas su ta pertvara įvyksta, kas tenais, kad jinai pradeda trukdyti ir sukelti slogą. Dar reikėtų suprasti, ką apskritai tą pertvarą daro ir kam jinai yra mums svarbi. Tai iš tikrųjų jinai dalina nosies landą į dvi dalis ir taip užtikrina, kad oro srautas nesimaišytų nosies viduje, o eitų tiesiai ten, kur jam reikia, ar ne, kad būtų teisingai sudrėkintas, kaip pasakyti, sušildytas oras. Taip pat tai yra mūsų kaip namo pamatinė siena, kuri prilaiko stogą, tą karkasą, tai tą, ką mes matome ar ne iš išorės. Ir kartais būna, kad ta nosies pertvara nėra visiškai tiesi ir gali sukelti tokių problemų kaip nosies užgulimas, kuris dažniausiai yra vienpusis. Aišku, gali būti iškrypusi ir abipusės, ir gali būti abipusės, bet tiesiog jis nesikeičia. Jis nėra taip, kad užgula, atgula, dažniausiai būna toks jau nuolatinis. O dėl ko tas iškrypimas atsiranda? Ar čia kažkokios traumos ten, tarkim, vaikystėje, ar nebūtinai vaikystėje? Ar būna, kad taip gimsta žmonės su tokia pertvara iškrypusia? Kokios pagrindinės priežastys? Na taip, tai gali būti įgimtos ir įgytos priežastys. Tai įgytos, tai kaip ir pasakėjai, kad tai yra traumos, o įgimtos priežastys tai gali ir perinatalinėme laikotarpyje, jeigu ten vaisius kažkaip buvo nepatogiai įsispraudęs ar ne. Ir taip pat netgi gimdymo metu gali būti pažeidžiama nosies pertvara, jeigu vaiko padėtis yra neteisinga, galvos padėtis, jeigu netgi neteisingai suteikiama akušerinė pagalba gimdymo metu, gali išprovokuoti tą nosies pertvaros dislokaciją. Tai jau. Genetiniai veiksniai dar irgi
kaip pasakyti. O vat būna, kad ta pertvara kažkaip nebuvo jokių kažkokių tokių esminių traumų, bet iškrypsta kažkaip gyvenimo eigoj ten. Lyg ir buvo tiesi ir iškrypo iki savo. Ne, nu, tai taip drastiškai nebūna. Taip, nekrypsta šiaip savo, ne? Ne, bet kaip pasakyti, jeigu vaikystėje buvo kažkoks jau tas pakrypimas, ar ten, kaip pasakyti, gimdymo trauma ir panašiai, tai su amžiumi gali keistis, nes, kaip pasakyti, ta nosis jinai auga, ten eina ir augimo zonos, na ir jeigu pažeidžiama ta augimo zona, tai tiesiog jinai pradeda kitaip augti. Nu ir kaip pasakyti, ko pasekoje gali kažkiek, bet kad tai sudarytų jau tokią drastišką problemą, tai nemanau. O kokie simptomai, kad jūs atskirti nuo prieš tai minėtų tų dviejų tipų, kas būdinga būtent šitam atvejui? Tai aš jau kaip ir minėjau, tai dažniausiai būna vienpusis nosies užgulimas, gali būti ir abipusis, tiesiog, kad tas užgulimas jis nesikeičia. Na, kaip pasakyti, gali pabloginti būklę, jeigu yra iškrypusi nosies į vieną pusę, sakykime, į dešinę, tai kitoj nosies pusėje atsiranda labai daug vietos, o ten turime apatinę nosies kriauklę, kuri labai mėgsta daug vietos turėti ir jinai irgi taip pat išsiplečia, tai automatiškai toj pusėje gali, kaip pasakyti, varijuoti tas nosies užgulimas. Gali tai užgulti, atgulti, bet viena pusė visada liks tokia. Tai čia nėra būdinga, taip kaip tu minėjai prieš taip slogo, kad atsigulė ant vienos pusės, viena pusė užgula, atsigulė ant kitos pusės, kita pusė užgula, čia dažniau ta viena pusė užgulusi būna, ta viena ir ta pati. Taip, bet jeigu tu atsigulsi ant tos pusės, kur yra ta išdidėjusi apatinė nosies kriauklė, automatiškai jinai duos. Tai tada abi užguls. Tada abi. Jo, jeigu atsigulsi ant tos pusės, kur pertvara, tai ten jau atguls nosies pusė, kur yra dėl apatinės nosies kriauklės. Tiesiog. Ir mes dažnai girdim, kai sako, žmogus ten knarkia, sako, pas mane kreiva ten nosies pertvara, visi mėgsta teisintis į nosies pertvaros kreivumą, kodėl knarkia, čia tiesa, kad... Tiesa, tai tikrai turi įtakos ir knarkimui. Mes, kaip gydytojai, kurie pacientai ateina gydytis, sakykime, to knarkimo, mes žiūrime iš tikrųjų aukštais. Pirmą turime sutvarkyti nosį, tada jau žiūrime į gerklę, nes ten, kaip pasakyti, yra toks liežuvėlis, kuris, jeigu ten yra prailgėjęs ar ten visokie kiti anatominiai niuansai, tai vis tiek, kaip pasakyti, tvarkome ir tai, bet turi būti pirmiausia sutvarkyta nosį, nes jeigu mes per ją nekvėpuojam, tai kas iš to, kad mes sutvarkysime ar ne gerklėje tas problemas, nes jeigu toliau mes kvėpuosime per tą burną. Tai realiai, tarkim, tas burninis kvėpavimas, galvos skausmai, ten, žodžiu, viskas čia atsikartoja, kaip visose tose rinitose, kur tu kalbėjai, tai tos visos priežastys, kaip komplikacijos, visos jos gali lygiai taip pat ir čia būti, ne? Taip. Ir ar gali būti, kad, pavyzdžiui, yra iškrypusi pertvara be jokių simptomų, kad žmogus nieko nejaučia ir ateina pasitikrinti ir sako, pas jis pertvara kryva? Gali būti, bet vėlgi, kaip aš ir mūsų podcast'o pradžioje minėjau, tiesiog tie žmonės priima tai kaip normą ir galbūt nežino, kad jie gali kvėpuoti geriau, bet iš kitos pusės, ta pertvara gali būti ir nežymiai iškrypusi ir tikrai nesudaryti problemų. Ar ta diagnostika, jinai pagrindė irgi, užtenka tikriausiai apžiūros? Taip, žiūrime, aišku, bendra nosies apžiūra, ar ne, žinoma, visada žiūrime su endoskopu, nes reikia įsivertinti ir gilesnės struktūras, pažiūrėti, ar ten giliau nėra to iškrypimo, sakykime, kaulinėje dalyje ir panašiai. Ar be to endoskopinio tyrimo dar gali būti reikalingi kažkokie kiti vaizdiniai tyrimai, ten koks magnetinės rezonansinės kompiuterinė tomografija, kažkokio dažniausiai jau nebereikia jų? Gali būti reikalingi, bet vėlgi, jeigu jau įtariame tokias komplikacijas ar ne, kaip ten lėtinius sinusitus arba endoskopo pagalba pamatome iš vidurinio nosies plyšio lendančius polipus, tai tuo metu mes ir atliekame tą kompiuterinę tomografiją ir ta jau, sakykime, tas gydymas, sakykime, ta septoplastiko operacija, jinai gali pakeisti savo apimtį ir būti didesnė ir tada taikyti endoskopinę ausino operaciją, kurios metu vis tiek reikia ir tiesinti nosies pertvarą. Tai taip gali būti jo. O kalbant jau apie tą gydymą, perinant prie jo, tai tikriausiai ne visas pertvaras reikia iškreipusias operuoti. Kokie pagrindiniai kriterijai yra, kad jau atsakyti, tau reikia, o tau dar galima ir neoperuoti? Galiu pasakyti taip, kad mes galime neoperuoti nei vienos nosies pertvaros. Dėl to, kad čia jau, kaip sakyti, čia nėra širdies operacija, čia nėra apendicito operacija, kur mums reikia jau gelbėti gyvybę. Čia jau pats pacientas pasirenka, ar jis jaučia diskomfortą, ar jam tai trukdo gyvenime ir gerai apsvarstęs, apgalvojęs, jau gali nuspręsti, kad jis pasiryžta tam. Tai va, o tokie kriterijai ir yra, ar ne, nosies nuolatinis užgulimas, blogas miegas, dažni prabudimai naktį, knarkimas,
tai mes jau tada tikrai rekomenduojame, bet jau pacientas vis tiek pats nusprendžia, galutinis yra jo sprendimas. Čia iš tų situacijų, kur, sako, žmogus pats įsivertina savo gyvenimo kokybę, ar jam tai gadina, ar jis jau priprato, ar jam gerai. Taip, arba sakau, ar tai yra norma ir pacientas galbūt nežino. Ir tikrai susiduriam, kai padarom tą operaciją, sakykime, ar ne, nes galima daryti ir vaikam, tai sako, va, aš negalvojau, kad aš taip galiu gerai kvėpuoti. O būna, kad žmonės bando tą problemą sutvarkyti medikamentais, tai va, tais pačiais purškalais. Taip, bando, dalinai gali padėti, bet irgi, kaip sakau pacientams, kad mes nosies pertvaros purškalais neištiesinsim. Galim kuriam laikui palengvinti tos simptomus, jeigu kažkoks ten yra periodas pacientui svarbesnis, kuris ten nori geriau kvėpuoti per nosį. Tai būtent va čia jau prie anatominių priežasčių pagrindinis gydymas visgi yra ta septoplastika, tas pertvaros tiesinimas, ne? Bet čia eina irgi, kaip pasakyti, dvigubo operacija, nes visada prie nosies pertvaros operacijos mes mažiname ir apatinės nosies kriauklės. Visada eina kaip kompleksas. Tai trumpai, va taip vaizdą nupiešiant, kaip ta operacija atrodo, galėtum neišgąsdina. Taip, jinai yra apimta daug mitų ir tikrai ateina pacientai ir išsigandę ir prisiklausę, kad ten yra dedami tamponai, kad ten kaip viskas blogai ir panašiai. Bet lyginant su kitomis loro operacijomis, tai yra viena tokių neskausmingesnių operacijų. Žinoma, pagrindinis diskomfortas yra, kai yra dedami nosies tamponai specialūs. O kalbant apie pačią operacijos techniką, irgi yra mitų, kad dažnai pacientai galvoja, kad man bus mėlynės po akim, kad man čia dabar, jūs čia dėsit įtvarą, gipsą ant nosies, ar kas čia dabar bus. Tai dažniausiai nuraminu ir sakau, kad ne. Visa operacija atliekama nosies viduje, per mikropjūvį, aišku, nosies pertvaros, kaip pasakyti, dalyje ir, ištiesnami labiausiai iškrypę kremzliniai ir kauliniai fragmentai. Tai plius minus trunka ten apie pusvalandą laiko. Pacientas atsibudęs jau būna su tais tamponais, tai būna sunkiausia su jais išgyventi tą parą arba dvi. Irgi priklauso nuo gydytojo, nuo gydymo taktikos, ką darė, koks stiprus buvo tas pažeidimas. Tai va, ir paskui tas traukimas, žodžiu, kad jau čia tas jau labai labai baisus dalykas. Ir tas traukimas užtrunka tik keletą sekundžių. Tai tas diskomfortas labai greit baigėsi. Tai va. Ar tas atsistatymas po operacijos yra gana greitas, žmogus pakankamai gerai jaučiasi, ar visgi turi išbūti namie, dažniausiai nenori, negali eiti į darbą, tai kaip tas gydymas atrodo? Taip. Kai mes padarome šią operaciją, būna tas toks laikotarpis, kai vėl atrodo yra sloga, ar ne, kad vėl nosis valosi, yra daug sekreto ir kaip ir pacientams sakau, kad dabar jums savaitė, apie 10 dienų bus tokia gera sloga, kurią reikia valyti 4 kartus arba net 5 kartus per dieną, plauti jūros vandeniu, daryti tokį kaip nosies tualetą, žodžiu, kad po plovimo įlašinti arba įpurkšti riebalinių lašų. Tai yra toks jau komandinis mūsų darbas su pacientu, nes nuo to priklauso, kaip nosis sugis ar nebus saugų, kurias paskui gali reikėti vėl tvarkyti ir tai gali vėlgi kelti nosies užgulimą. Tad labai svarbu tas režimas. O pats tas atsigavimas, tai plius minus 2 savaitės, aišku, fizinis aktyvumas netgi iki mėnesio yra jau ribojamas. O operacija yra atliekama tik suaugusiems, ar visgi kartais ir vaikams jos prireikia? Taip, galima atlikti ir vaikams, aišku, atsižvelgiam, ar tai jau yra, kaip pasakyti, jau praėjęs tą spartų įbrendimą, tai plius minus atliekame nuo 16 metų, jau svarstome tą atlikimą 16-17 metų, tai galime, ne tik suaugusiam. Kažkaip čia taip prabėgom, tas atrodo, taip greitai prasidėjo tas laikas, tai aš pabaigai visgi noriu toksai porą dalykų paminėti, kad nosis visgi ne tik dėl grožio, visgi tai labai gerą funkciją jinai atlieka, ne tik grožio yra skirta. Ir šiandien kažkaip kalbėjome turbūt tokias sunkesnėm temom, kad tą slogą šiek tiek reikia suprasti kitaip, kai jinai ne dėl virusų, kai jinai yra dėl alergijos, dėl medikamentų, dėl anatominių vairiausių dalykų. Tai man tikriausiai labiausiai įsikabino, kad kai žmonės
negali žmonės galbūt išvengti kažkokios ar alergijos ar anatominių dalykų ne visada, bet tos medikamentinės slogos norėtųsi, kad visi kažkaip tą dalį užfiksuotų ir nepadarytų savo organizmui blogiau, bet jeigu jau taip nutiko, kad atsitiko, kaip atsitiko ir jau ta sloga išsivystė medikamentinė, tai visgi nebijoti gydytojui pasakyti, nes gydytojas yra jūsų sąjungininkas ir padės tą problemą išspręsti, kad galų gale galėtumėte gyventi be šitų vaistų. Taip. Tai ačiū tau, Ieva, už pokalbį. Ačiū tau.